Sveiki, kad žiūrit. Čia turime vieną vištienos krūtinėlę. Susipjaustysim mes ją piršteliais. Dabar pjaustysim bulves. Bulves pjaustysim free. Ir taip susipjaustysim visas bulves. Įmarinuosim truputį mūsų vištieną. Dedam prieskonių, svogūnų džiovintų, česnakų džiovintų, druskos aišku. Čia yra muskatinis riešutas, labai geras. Daug nereikia jo. Ir dėsim rūkytos paprikos aštriosios. Irgi nedaug. Ir įdėsim šaukštą majonezo. O taip užteks. Ir išmirkom viską. Išminkam ir paliekam. Tegul prasimarinuoja biškį. Taip. Dabar paliekam. Susipjaustysim žalumynus, salotas. Agurką nusilupsim ir supjaustysim kartu su salota ir įdėsim biškį svogūno. Tai dabar darysim tokį klerą masę mūsų vištienai. Kiaušinis, druskos. Pipirų. Ir daugiau nieko nedėsim. Išplakam. Įdedam šaukštą miltų. Įdedam truputėlį pieno, kad būtų skystesnė. Nu, tokią masę turim. Dabar prieskonius ir bulves. Taip pat dedam pipirų. Svogūną. Česnakų ir druskos. Ir įpilam biškį alyvuogių aliejaus. Irgi gerai išmaišom. Nu, gatava. Nu, čia turim aliejų įkaitusi jau. Dėsim mūsų buliukės free. Nu, tegul kepa, iš vieno karto neiškepsim. Kepa labai greitai. Taip, kad kepam. Nu, pirmą partiją turim garamint lauk ant virtuvėlės rankšluosčio.
Kol nugertų biškelėjų. Nu, dedam antrą partiją. Mes čia į viščiuką supilam tą mūsų klerą visą. Mirkalą. Ir va taip išmaišom. Mūsų bulvytės fri jau iškepė. Imam lauk. Ir dabar dėsim mūsų viščiuką. Nu, va, tegul kepa. Mūsų vištienos krūtinėlė jau iškepė. Dedam irgi ant servetėlės. Dedame lėkštes. Dedam mūsų viščiuką. Nu, va, čia turim vištieną su fribulėm, kastinį ir salotas. Prašau prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.